Vis dėlto tai yra paskutinė nominacija Metų gydytojas. Ir visą vakarą mes matėm, kaip apie žmonės buvo kuriami filmukai. Ir Vaclovai turiu atskleisti tokią paslaptį, kad filmuke pasirodys tik vienas žmogus. Jums tikrai puikiai pažįstamas. Bet prieš intrigą aš norėčiau paprašyti jūsų žodžio. Jūsų žodis tapus Metų gydytoju. Na, iš tikrųjų, ne taip lengva prieš kokią auditoriją kalbėti. Tai tikrai tam tikra staigmena man. Padėka, daugam reikėtų tą padėką pasakyti. Na, kodėl aš čia stoju? Na, visų pirma, matyt, kalta yra tokia Daiva Rasimovičiūtė, kuri jau 40 metų Vainauskė. Baigus mokslus, išsiuntė mane į Klaipėdą, į savo gimtą miestą, ir sakė, čia tu turėsi kaip nors įsikurti. Sekanti padėka, tai būtų Klaipėdos jūrininkų ligoninės ilgamečiam bosui Jonui Saluriui, kuris patikėjo man dializės tarnybą toje ligoninėje kažkada. Na, o toliau, mūsų tokia profesija, nefrologija, dializė, nežinau kitos tokios, kuri tiek tampriai būtų su pacientais. Ir ne veltui mane delegavo čia būtent pacientų asociacija, kadangi mes 3 kartus per savaitę eilę metų, dešimtmečiais su tais pačiais žmonėmis susitinkam savo gydymo įstaigui. Dėl to tampam labai artimais, kaip šeima, ir dėl to matomai labai stipriai susiriša viskas. Dėl to ačiū labai jiems, kad patikėjo manimi, patikėjo mano kolektyvais, patikėjo mūsų šaulių kolektyvų, kurie Klaipėdoje jau gyvuoja 25 metų. Na ir paskutinis tikriausiai padėko žodis merui. Per tuos 30 metų ir jo komandai teko matyti daug valdžių, daug buvo koridoriuose diskusijų, šnekų. Ir man labai džiugu, kad šita komanda neskiria pacientų į mūsų, jūsų, privačių, neprivačių, jie tiesiog sako. Tai yra klaipėdiečiai ir kartais jie serga. Todėl nesvarbu, ar tokia įstaiga ar kita, bet jie stengiasi padėti. Ačiū visiems. Dar kartelį, Metų gydytojas Vaclovas Vainauskas, didžiausia aplankymai jums. Vaclovai, kaip minėjau, netrukus parodysime filmuką, kuriame bus jums artimas žmogus, tikrai žinot. Ir tik noriu pasakyti labai svarbią detalę, kad tas žmogus į Klaipėdą važiavo iš pat Vilniaus, kad galėtų pasakyti sveikinimo žodį. Ir dar turiu labai įdomų faktą. Tas jūsų žmogus artimas galvojo, kad jis savo kalba kažkaip gali prisidėti prie to, kad jūs taptumėt Metų gydytoju. Stengiasi žmogus iš paskutiniųjų kuo gražiausiai apie jūs kalbėti. Tai neturėjo jokios įtakos, bet tai tik tai parodo, kokį turtą sukupėt per šitiek metų būdamas mediku. Tai visus kviečiu žvelgti į ekraną. Bendras darbas mus suvienijo kaip kolegas ir mes tapome šalia to net ir dideliais draugais. Na tai aš ir norėčiau jį charakterizuoti daugiau kaip verslininką, verslo partnerį, vadovą, vadybininką. Paprastai tokiems žmonėms dėl jų vidinių savybių, nuolatinės kovos dėl nulio po saulę, būdingas tam tikras egoizmas. Noras pasirodyti, pasireikšti, orientacija į save. Jam būdingas nesavanaudiškumas. Jisai visą laiką nori, kad šalia žmonės būtų patenkinti, laimingi. Ir nesvarbu, ar tai yra pavaldiniai, ar kolegos, ar pacientai, ar šiaip žmonės, kurie, dėl kažkokių tai priežasčių atsidūrė šalia jo. Tai, kas jo iniciatyva Lietuvoje yra padaryta, tai yra iš tikrųjų didžiulis pasiekimas. Kitos šalys atsilieka. Tik laimingas personalas gali padėti tam pacientui. Jeigu personalas visą laiką bus surūgęs, jam kažko tai trūks, tai toks ir gydymas bus. O čia personalas turi susitikti su tais pacientais, su tais pačiais pacientais, kurie čia ateina 3 kartus per savaitę. Jie atsineša čia savo namų visokias bėdas, ištisai jas pasakoja, o tu turi sugebėti tai išklausyti, tame dalyvauti, tapti šeimos nariu ir neprarasti taip pat geros nuotaikos. Ir vadovas tame labai svarbus yra žmogus. Jis dalinasi ne tik tuo, ką jisai turi, ne tik tuo, ką pasiekė, bet ir savimi, savo širdimi.
iš Vilniaus į Klaipėdą, ar nustebino, ar pasakė kažką gal ne taip? Vakar kalbėjau, nieko nesakė. Tai reiškia, kad surprizas pavyko, bet tai yra ne paskutinis surprizas šį vakarą. Mielas Vaclovai, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišraus choro Kantarė vardu norime Jums padėkoti už Jūsų talentus, kurie tikrai yra dovanoti iš dangaus. Ir skiriame dainą. Ar nebijai šviesos, sustok, nors visuomet galėjai praeiti pro šalį. Nepasisveikinęs paleisti į laisvę, praslystantį praeivių žvilgsnį. Neįsipareigoti už susitikimą, už kažkieno likimą, kurį gali prislėgti savo buvimu.